Sveikučiai! Ir kągi, aš su jumis sveikinuosi vėl ir šiandien mes darome didį darbelį, tai yra lipduką. Valio, ir kągi, šis lipdukas tai nėra tiesiog paprastas, kad ten paterliavai su klijais ir viskas. Taip, bus panašus, tačiau bus kai kas įmantresnė. Taigi ir aš tiesiog dar negaliu parodyti ant durų, jūs nematysite. Atsiprašau. Štai ten virš rankenos toksai lipdukas, na jūs matote, toksai geltonas. Ir vėlgi šiandien darysiu taipogi šypsenėlę, atsiprašau labai. Štai. Ir kokį mums reikės? Mums reikės štai tokio blizgaus popieriaus. Čia yra kartonas, geltonas, dėl to, kad aš darysiu smailą, o smailai yra geltoniai, todėl man reikės geltono popierio. O jūs galite imti baltą, juodą, žodžiu, žalią, kokį tik norite. Tai priklausys tiesiog nuo jūsų paveikslėlio. Ir imkite tokį dydį, tiesiog taipogi viskas priklausys nuo jūsų paveikslėlio. Toliau mums dar reikės pieštuko, žirklių bei štai tokios juostos, kurią atsklijuoja nuo pati savęs. Tai tiesiog pasidalina į dvi dalis ir viena pusė yra lipni iš abiejų pusių, o kita visai tokia. Nu, žodžiu, pamatysite, ką aš jau klijuosiu. Taigi, ką mes visų pirma padarome, aš pasimenu tokį. Ant blogosios pusės priklijuoju štai taip lipnią juostą. Tuo aš jums pademonstruosiu. Štai. Ir kad liktų, matote, dar iš šonų, štai kad liktų. O štai blizgioji pusė geroji lieka tokia. Ne? Dabar ant blizgiosios pusės užsidėsiu štai tokį. Ir tiesiog apsibrėšiu ir čia bus kaip smailiukas, ne toksai. Dabar aš jį su flomasteriais nusispalvinu. Man reikės dviejų spalvyčių, raudonas ir juodas. Iš tos pusės labai blogai piešia flomasterį, tiesą sakant. Dėl to aš priklijuosiu. To, kad tiesiog, jeigu jūs matysite, štai kaip piešia flomasterį. Taigi aš dabar klijuosiu. Labai sunkus darbas. Tikrai buvo labai nelengva. Ir galų gale štai kas man gavosi. Nosytę bandžiau piešti su flomasteriu ir jie neįtin matosi, o kytės bandžiau klijuoti, tai žodžiu, jo, neįtin lengva. Ir kągi, dabar aš iškirpsiu formelę, kurią esu brėžusi su pieštuku. Ir štai taip palenkus nuklijuoju tą dalį. Matote dabar, kaip atrodo lipdukas. Štai. Ir tiesiog šiek tiek jį sulenkus, tačiau tai yra kartonas. Aš negaliu daug lenkti labai. Tai bandysiu jums pademonstruoti, kaip tiesiog ta plėvelė atsklijuoja. Kas dar štai. Matė, jį atsiklijuoja tiesiog štai. Čia yra lipni pusė. Na, žodžiu, jį taip pat atsiklijuoja pati nuo savęs. Štai. Matė. Ir štai turim lipduką.
ačiū visiems už dėmesį. Tikiuosi jums patiko ir nebuvo šis video labai ilgas. Ir tikiuosi pamatėte būtent reikalingų dalykų, ar ne, ir galbūt kažkam kažko tai reikėjo ir žodžiu padarėt. Ir taip galite papuošti nuotraukų rėmelius, kaip aš padariau, aš ant kampuko užkliavau. Ir duris, jeigu jūs matote, aš jau jums rodžiau, tačiau štai taip. Ir žodžiu galima atklijuoti viską. Ir labai gražiai atrodys, ir šitą plėvelę nenulimpa, tikliau nulimpa, bet labai sunkiai, todėl nepergyvenkite į ilgai laikysis. Taigi, kaip sakiau, ačiū už dėmesį, nepamirškite like, komentuojam, subscribinam mano kanalą ir laukiam kitų video. Dar tiesa, ką norėjau pasakyti, tai kad aš video nebekelsiu kas dieną ar kas dvi, kelsiu maždaug vieną kartą į savaitę ar 2 kartus į savaitę. Taigi, ir kaip matote, čia yra mano Facebookas viršuje, o apačioje yra Instagramas. Tuo dar tikrai nueikite, prisijungite, palaikinkite Facebook puslapį ir taip galėsite tiesiog mane sekti, matyti ir kada aš kelsiu naują video ir ten aš komentuosiu, taigi nepamirškite. Taigi, ačiū už dėmesį ir iki. Ate.